Taigi, sveiki, sveikučiai. Prabėgo jau gera savaitėlė, gal nuo paskutinio portfelio, kaip sakant, apžvalgos video. Tai, kaip matot, portfelis jau mano yra gerokai padidėjęs, šiuo momentu sudaro 603 eurai. Tai vakar ir šiandien investavau į kiekvieną portfeliuką dar papildomai po 100 eurų. Tai yra vakar po 100 eurų, tai iš viso 200 eurų ir dar šiandien po 100 eurų. Buvo čia praeitą savaitę tas kritimas didysis. Portfelis, aišku, buvo jau ten netoli ir 2,5 ir 3% į minusą kabėjo, kaip sakant, rodė kokį minus 3 eurus. Tai būčiau turėjęs tuo momentu pirkęs, bet kaip tyčia, kada atsirado pinigai, tada portfelis visas tas kritimas pradėjo atsistatinėti ir akcijos visas važiavo vėl į viršų. Nu ir aišku, vėl kiaulės taisyklė, vakar pirkt, jau beveik viskas atšokė. Nu, tai pabijau, kad sakau mažą ką ar kritimas ar kas bus, tai iškart nepirksiu didesnėm sumom, paimsiu per porą dienų tą visą portfelį, žiūrėsiu, kaip sakant, kur ta akcijų kaina važiuos. Tai vakar nupirkau, nu aišku, šiandien akcijos dar biškį pakylo kaina ir paėmiau dar šiandien vėl. Tai vat, tai bendra portfelio vertė 603 eurai 8 centai, tai vat gerokai jau linksmiau, nebe 200 eurų, kaip kažkas sakė, ką tu čia su keliais eurais žaisi, jau žaidimas darysis linksmesnis. Tai vat, ir pažiūrėkim, kaip performina mano portfelį. Aristokratai dalis, va. Tai yra 4 eurai 15 centų, 12 centų, va dabar šiek tiek pakrito, buvo čia prieš porą valandų jau ir beveik 5 eurai rodė. Dabar, aišku, jau birža matyti į pabaigą prekybą, taip iškai gal šioks toks bus pakritimas nedidelis. Tai va, bet vienu žodžiu vis tiek stabiliai jau vos ne 1,5% yra pliusė šitas portfeliukas per šitas visas porą savaičių ir šitos pirkimus, o mėnesiniai dividendai kol kas sėdi nedidelė minusė, buvo ir šiandien jau pliusą rodė čiučiut, o šiaip buvo gal nedaugiausiai iki minus 3 eurų net rodė čia tą minusiuką. Bet, kaip minėjau, vakar papirkau, šiandien papirkau prie didesnio kritimo ir kadangi akcijas biškiai kyla, tai vat man tą minusą jau praktiškai baigė ištirpdyti ir jau portfelis irgi tuo jau beveik turėtų atsistoti ant nulio. Aišku, nežinia, kaip ta akcijų rinka, kaip ta Amerika, kaip ten viskas toliau reaguos, tai čia sunku pasakyti tiksliai, bet skaitau, kad užpirkimai buvo neblogi, nes kas kart pirkau praktiškai beveik vos nepigiau negu pradėjom variantę, kai pirmą kartą pirkau, nes, kaip sakant, pirkau jau biškai su minusiuku esančias, tai vat to pasekoj man tas balansas toks įsilygino. Tai kaip mato, čia beveik minuso nėra, labai minimalus, o čia vat netoli 4,5 euro jau pliuso. Tai vat bendroji suma koks 1,4% per porą savaičių jau portfelis randasi tokiam pliuse. Tada iš aristokratų tai dividendų jokių dar nieko negavau, nes vis tiek dar čia netaip dažnai tos mokamos akcijos, o vat užeikime mėnesinius dividendus, tai matom, kad aš esu jau gavęs 21 centą jau dividendų. Tai yra jau kelios kompanijos man išmokėjo dividendus. Aišku, kadangi pradžiai aš buvau tik po 100 eurų investavęs, tai man tų dividendų buvo labai nedaug. Ten iš vienos kompanijos 3 centukai, iš kitos 5 centukai, iš kitos vėl 3 centukai, iš kitos ten 4 centukai. Nu tai vat, vienu žodžiu, iš ten tų 5 kompanijų ar 6 taip ir susidarė tas 21 centas dividendų. Tai aišku, aš kai pildžiausi vakar 100 eurų ir investavau, tai man tas aišku 21 centas išsidalino ir kartu irgi susinvestavo su tom investicijom. Tai va, tai kol kas yra situacija visai nebloga kaip naujokui. Kaip ir minėjau, portfeliai nėra kažkokie stebuklingi. Su ChatGPT pagalba atsirinkau, susikūriau keletą portfelių, tai mėnesinėse dividenduose 6 kompanijos, tai sudėta EPR Properties, aišku, jisai kol kas beveik 2% minusė sėdi, LTC Properties nedaug, tik 13 centų minusė sėdi nuo visų investavimų kartų, Main Street Capitalas 1,5 euro kažkur, bet Vastak Industrials yra 1,35 euro pliuse, Agri Realty 1,18 euro pliuse ir Realty Incomas jau irgi rodo 4 centus pliuso. Tai vat pabiški šitas portfelis taisosi. Vienas akcijas kažkodėl pakankamai nemažai krito, o kitos dar pakankamai šitam portfelį stabiliai laikėsi. Tai va, o iš aristokratiškų akcijų, tai aišku, Chevronas 8 centai pliusė rodo, Coca-Cola, Cam 1 centų pliusė, ExxonMobile'as apie 0 laikosi, tai va,
kiek kartų investavau, tai nebuvo, kad labai nukristų ar labai ten užkiltų man šitą akciją. Johnson Cam 1 euro centas pliuse, Lowe's 36 euro centai pliuse, McDonald's Cam centų pliuse, Nestle, kadangi išėjo, kad kompanija mažina 16 000 darbo vietų, optimizuoja darbo vietas, tai aišku, žmonėms yra blogai, žmonės netenka darbų, bet kompanijai tai matyt vis tiek įtakoja optimizacija kažkokia, matyt peržiūrėta, nuspręsta tie etatai sumažinti, kažkur sutaupyti, gal kažkas robotizuoti, automatizuoti ir panašiai, tai aišku, akcija šitą Nestle šovė viršų, tai viskas puiku, tada Pepsi Cola 1 euriukas irgi pliuse, visai neblogai, Procter & Gamble 5 centai pliuso, Texas Instruments 31 euro centas minuse. Tai va, tai šitam portfelį tokių kompanijų iš visų tų 10 tik pora yra su minusu, o visas kitas eina kol kas į pliusą. Dar yra šitiek pinigų, nes šiandien jau penktadienį gan vėlokai bijau sumeluoti, ar 6:30 ir kada ten dariau tą investiciją, tai kadangi Nestle yra iš Europos biržos, tai Europoje biržos kadangi jau nebeveikia, tai man tas skirta dalelė, tas investavimas, kaip matot viršuje, aristokratai investavimas nėra pilnai tą mėlyną liniją praėjus ir sustoja. Tai greičiausia ta skirta dalis, kaip sakant, tas 10 eurų, kabės iki kokio pirmadienio, kol atsidarys birža ir bus nupirkta ta reikalinga Nestlės dalis, kuri buvo skirta šiandien nupirkti. Tai va tokia trumpa apžvalga, portfelis tai promautina, kaip ir minėjau, labai džiugu. Rodiklis kol kas neblogas, per porą savaitėlių nesusėdau į kažkokį didelį minusą ir kaip matot, investavimas kol kas net ir tokiom baisiais momentais visai neblogai sekasi. Aišku, būčiau turėjęs porą dienų anksčiau pinigų, būčiau tikrai pirkęs ant to didesnio minuso, kai buvo ir mėnesiniai dividendai minus 3 eurai ir aristokratai ten rodė tik tai 5 centų iki 1 euro pliuso. Tai vat, būčiau tuo momentu dar paėmę šitas porcijas, tai rezultatas būtų, kaip sakant, ne 4 euro pliuso, gal jau dabar rodytų ir 6 ir 7 eurus. Bet, ką darysi, ne visada tie pinigai atkeliauja tada, kada jų reikia, bet svarbiausia, kad jie atkeliauja nors kada. Tai va, tai šiam kartu su portfeliuku tiek, tokia apžvalga, tai va, kaip sakant, galim pasidžiaugti pirmaisiais, kad ir mažais jau dividendais, tai va, reinvesticija vyksta, portfelis plečiasi, tai stebėkim, ką čia pavyks per žiemos metą visą nuveikti ir ką čia gero sukaupti. Spaudžiam laiką, prenumeruojam kanalą ir laukiam sekančių investicijų. Iki.